Artėjant šiltajam sezonui, Kauno gyventojai pradeda planuoti vasaros atostogas. Kol miestiečiai renkasi užsienio kurortą, Kaunas taip pat tampa turistų traukos centru. Tiesa, lietuvių ir keliautojų iš užsienio poreikiai skiriasi. Lietuviai daugiausiai teiraujasi teminių ekskursijų, pramogų, savaitgaliais ir švenčių dienom, ką gali nuveikti su šeima ar su draugais. Užsienio turistai, jeigu pirmą kartą atvyksta, tai be abejo visos lankytinos vietos, yra kas domisi specifiniais dalykais, tokiais kaip išskirtiniais muziejais ar tam tikra tematika. Tarkim, Kaunas išsiskiria kaip vienintelis miestas turintis kaip fortinė tvirtovė, tai fortais domisi, kiti daugiau menais, Čiurlioniu. Turizmo agentūrų atstovai teigia, kad populiariausiamis kelionių kryptimis kelerius metus išlieka Turkija, Ispanija ir Graikijos salos. Kelionė į užsienį miestiečiai vidutiniškai skiria 1500 litų, o ilsėti sezono įkarštyje kauniečiai nėra linkę. Pigiausia iš tikrųjų yra keliauti sezono pradžioje arba sezono pabaigoje. Ir tie, kurie nori prasitęsti arba pasiankstinti vasaros atostogas, tai renkasi gegužės arba rugsėjo mėnesius. Tai ir didžiausius srautai yra tuo metu, nes realiai tai mes ir turim gražią vasarą Lietuvoje, tai todėl ir didžiausius srautai gegužė rugsėjai. Miesto gyventojai teigia, kad vasaros atostogoms renkasi tiek aktyvų, tiek pasyvų poilsį ir stengiasi pakeliauti ne tik po užsienį, bet ir po Lietuvą. Labai patinka Kryžantės upė, Alaušo ežeras. Dar priklauso nuo oro, jeigu labai daug vabzdžių, tai tada kur nors, kur labiau vėjuota prie jūros tada. Pagrindinis mano planas per šią vasarą yra nuvažiuoti prie Dusiaus ežero ir pabūti kelias dienas ir gerai pailsėti. Važiuoju į festivalį, dažniausiai kokį nors muzikinį, bet ne Lietuvoje, užsienį kažkur. Arba stengiuosi aplankyti bent kokią užsienio šalį. Ir aišku, prie jūros, prie ežerų čia Lietuvoje. Dažniausiai žmonės nori važiuoti ten, kur jie gali nieko neveikti ir pailsėti, pagulėti. Bet aš būčiau iš tų, kurie ieškotų aktyvesnio poilsio. Tai labai, sakyčiau, geras dalykas yra tai, kad Rainierai ir Vizierai skraido dabar į Izraelį, į Tel Avivą ir į Gruziją. Tai ten, kur žmonės net nepagalvotų nuvažiuoti, bet toks dalykas sako, o tai ką ten galima įdomaus rasti? Jeigu važiuotumėm ten kokią, nežinau, tolimą kraštą, tai aišku, per agentūrą, o šiaip tai patys. Maršrutą organizuojam, viską patys. Paprastai daugiau planuoju žiemos atostogas negu vasaros, nes žiemos atostogas planuoju būtent slidinėjimui skiriu, o vasaros kažkaip tai tokių išankstinių planų dažnai nebūna, taip spontaniškai greitai gaunasi. Dauguma žmonių vasaros poilsį planuoja iki šiltojo sezono likus keliems mėnesiams ar net pusei metų, perkant anksčiau mažesnį skrydžių, viešbučių ir pramogų kainas.